Ar tavo išsiplėtusios venos yra problema? Jau nebe. Šiandien tau papasakosiu pratimus ir idėjas, kaip padėti savo venoms. Kadangi venų problemos yra labai stipriai susijusios su kvėpavimo siurbliu, todėl šiandien parodysiu, kaip treniruoti kvėpavimą ir savo diafragmą. Treniruojant diafragmą labai svarbu įtempti pilvo raumenis. Ką mes darysim? Atsigulus ant nugaros pradžiai išmoksime įtempti pilvo raumenis. Kaip tai padaryti? Spaudžiam šonkulius link kaktikaulio ir stipriai tempinėjam pilvo raumenis, lyg stengdamiesi išpūsti pilvą, bet tuo pačiu su raumenim suspaudus pilvą laikyti, sukurti slėgį pilve. Oi, kaip blogai jaučiuosi. Kažkaip pykina. Nežinau, gal aš čia nuo kažko priklausomas? Taip, aš priklausomas nuo tavo like ir subscribe. Važiuojam. Labai svarbu šituo momentu padaryti kuo didesnę įtampą pilvo raumenims ir taip sukurti didelį slėgį pilvo srityje. Antras dalykas yra tas, kad mes kvėpuosime į šonkulius. Taip, į šitas dalis ir įkvėpdami stengsime šonkulius stumti į išorę, taip išlaikydami pilvo slėgį, išlaikydami pilvo raumenis įtemptus. Parodysiu, kaip tai atrodo. Įtempiam pilvą, šonkulius spaudžiam žemyn ir pradedam kvėpuoti. Kvėpavimas vyksta į šitas vietas. Įkvepiu, šonkuliai plečiasi, iškvepiu, šonkuliai spaudžiasi. Būtent šiuo principu taip yra įjungiamas kvėpavimo siurblys ir padedama grįžti veniniai kraujotakai atgal į širdį. Na, o jeigu jūs norite pasunkinti pratimą, galima pakelti kojas. Įtempiu pilvą, pradedu kvėpuoti, pakeliu kojas, spaudžiu kulnus, keliu į išorę, reguliuoju su kojom apurgovą į pilvą. Čia yra sunkiau pilvo raumenim, čia yra lengviau pagal save. Visa esmė yra tame, kad jūs spausdami pilvo raumenis stengiatės įjungti šonkulius, taip įjungiam kvėpavimo siurblį ir tuo pačiu metu pakeliat kojas. Apkrova yra dar didesnė pilvo raumenim ir tuo metu mes dar labiau treniruojam kvėpavimo siurblį. Na, o kaip integruoti kvėpavimą kartu su tempimo pratimais? Visiškai paprasta. Jūs stengiatės lygiai taip pat įjungti pilvo raumenis, kvėpuoti šonkauliais ir atlikti tempimo pratimą. Parodysiu, kaip tai atliekama. Padarysim patį paprasčiausią tempimo pratimą hamstringom. Jūs lygiai taip pat įjungiat pilvo raumenis, stengiatės kvėpuoti šonkauliais ir pradedam tempti. Čia įkvepiam, tempimas, tempimo nebėra. Ir vėl. Arba šitaip. Yra visiškai nesvarbu, kaip jūs atliksite tempimo pratimą ar kokį jį atliksite. Svarbiausia yra integruoti tuos pačius kvėpavimo principus į šiuos tempimo pratimus. Kitas patarimas, norint padėti veniniai kraujotakai grįžti atgal į širdį, yra tai, kad jūs dažnai kvėpavimą integruotumėte su kojų pakelimu. Taip daug lengviau grįžta veninė kraujotaka atgal į širdį. Parodysiu, kaip tai daroma. Jūs padedat kojas aukštai, nesvarbu ar prie sienos, ar ant spintelė, ar dar kažkur atremėt, kad kojas būtų aukščiau negu širdis. Ir lygiai tuo pačiu principu stengiatės įjungti pilvo raumenis, kvėpuoti šonkauliais. Kojos visiškai atpalaiduotos, įtampa ir slėgis yra sukuriamas tik pilve,
Kvėpavimas vyksta šonkuliais. Šį pratimą rekomenduoju atlikti keletą kartų per dieną, ypač tada, kai jaučiate nuovargį kojose arba jaučiate, kad venos yra labai stipriai išsiplėtusios. Taip kraujotaka daug lengviau grįš į širdį ir padės jūsų venoms. Dabar jums parodysiu, kaip atsipalaiduoti su kvėpavimo pratimais. Kvėpavimo pratimai gali ir atpalaiduoti, ir aktyvinti. Todėl aš šį kvėpavimo pratimą priskirčiau daugiau atpalaidavimui. Kvėpavimo pratimo pavadinimas yra viskio metodas. Mes šiuo metodu kvėpuosime taip, kad akcentuosime ilgesnį iškvėpimą ir trumpesnį įkvėpimą. Tokiu būdu mes padėsim savo nervų sistemai atsipalaiduoti ir netgi padės jums tai užmigti. Parodysiu, kaip tai atliekama. Galima šį pratimą daryti atsisėdus. Visa esmė yra tokia. Ilgas iškvėpimas, trumpas įkvėpimas. Dabar aš įkvėpsiu 4 sekundės, iškvėpsiu 8 sekundės. Dabar padidinsiu įkvėpimą iki 6 sekundžių, o iškvėpimą iki 12 sekundžių. Šiuos pratimus reikėtų daryti po 4 kartus. 4 kartus įkvėpėt 4 sekundės, iškvėpėt 8 sekundės ir 4 kartus įkvėpėt 6 sekundės, o iškvėpėt 12. Taip leisite atsipalaiduoti savo nervų sistemai ir, žinoma, tai atpalaiduos jūsų viso kūno raumenyną ir sunormalizuos slėgį visame organizme.